Mes jau kaip žinia supratom ir japonai taip pat. Jeigu trūksta kolageno, oda mūsų sensta. Mes nuostabiai išmokome gerti kolageną, fermentuotą kolageną iš lucianinių žuvų. Bet kaip daryti su oda? Japonai nepasidavė. Visiems aišku, kad galime drėkinti, maitinti, peptidus užtepti ant odos ir odai bus yra labai gerai. Bet vis viena be kolageno odos karkasas krenta ir oda bliūkšta, traukiasi, mažėjos apimtis, trumpai tariant, jinai sensta. Ir yra antras dalykas, kuris taip pat labai svarbus. Ką be užteptume ant odos, peptidus, visus ingredientus, oda regeneruojasi ir jinai pašalina per labai trumpą laiką. Taigi, japonai iškėlė dvi problemas ir nepasidavė, išsprendė. Dabar apie perleštas linijos, tai yra CLG esencija, kuri yra startas ir pasididžiavimas visos linijos. Ir jinai kainuoja daugiau ne dėl to, kad jos yra didesnė apimtis, bet dėl labai didelio fermentuoto hidrolizuoto kolageno, kurį mūsų oda atpažįsta ir užpildomos mūsų odoje esančios kolageno pažaidose, taip pat duodamas signalas gamintis odos kolagenui. Netgi ir nustojus naudoti CLG esenciją, gamintojas išdidžiai vadina savo šitą produktą, tai yra ne serumas, tai yra odos architektas. Tai tarkim,